NBA čempionate Kobe Bryantas pelnė 81 tašką ir pasaulis buvo sužavėtas. Iki legendinio Lakers vidurio puolėjo Wilto Chamberlaino 100 taškų jam pritrūko vos 14 taiklių metimų ir 19 taškų. Lietuvos krepšinio lygoje niekas net nepriartėjo prie buvusio rinktinės žaidėjo Gintaro Einikio rekordo 61 pelnyto taško. Tačiau Lietuvos krepšinis turi naują superherojų. Puikiai mėgėjų lygų stebėtojams pažįstamas Dainius Navickas nepaiso jokių autoritetų. Vienoje iš neprofesionalių čempionatų pelnė net 152 taškus ir pasiekė neoficialų pasaulio rekordą. Navickas rungtyniauja tik mėgėjų pirmenybės ir iš viso rungtyniauja 5 komandose. Gal tai duona užsidirbančiam žaidėjui nebūtų problema žaidimas ir ant sniego. Viskas įmanoma, kaip yra mokami pinigai. Jeigu būtų priešininkų, nemanau, kad būtų priešininkų žais kas nors tokios sąlygos. Bet jeigu išdrįstų kas nors? Drąsiai. Gali mesti iššūkį man. Visą šį sezoną puikią formą demonstruojantis krepšininkas rimtų pasiūlymų iš profesionalių komandų nesulaukia, tačiau dėl to pernelyg nesikremta. Istorinėse rungtynėse Navickas buvo puikiai nusiteikęs. Gausi taip, kad prasidėjo varžybos, po pirmo kėlinio buvo jau didelis rezultatas mūsų naudai. Kaip sako krepšininkai, buvo mano gimimo diena, viskas krito ir komanda nusprendė, kad padaryti visas galimybės, kad įmesčiau kuo daugiau taškų. Praktiškai visą pusę darbo atliko ir komanda. Ir nors varžovai kartais gynėsi labai gerai, tai problemų nesudarė. Stengiasi jie, kiek išmanydami ir 3 ir 2 dengė mane, bet, sakau, komanda padėjo, viską darė tam, kad man būtų kuo laisvesniam atakuoti tos į krepšinį, rezultatyvus perdavimus davė. Šis sezonas šiaip man yra gan neblogas, daug visur metu rezultatyviai, nežinau, taip gavosi. Kol dar nesulaukė rimtų kvietimų, Navickas tikina, kad mėgėjų čempionatas yra aukšto lygio ir sėkmingai galėtų gauti su pajėgiausiais profesionalų klubais. Ne, tai žiūrint, sunku lygiai, suprantat, Vilnius yra gan aukštas tas lygis žaidėjų ir žaidžia daug garsių pavardžių. Žaidžia tie, kurie jau baigė sportinės karjeras, pasiekė didelių aukštumų. Kitų miestelių šiek tiek žemesnis, bet noro ir entuziazmą netimsi iš nieko. Yra netgi Vilniui sostinės varžybos yra tokių komandų, kur tikrai drąsiai galėtų dalyvauti NKL ir manau tikrai nebūtų paskutiniai. Kaip ir įrodė, prieš 2 metus žvaigždžių dienos rungtynės prieš Marijampolės Sūduvą, kur mėgėjai laimėjo 1 tašku. Pavasarį, kai sezonas pasibaigė, Dainius Navickas taip pat nelieka be veiklos. Jų krepšinis tai visas gyvenimas. Vasara va. Viskas krepšinio aikštelė, kiekvienas vakaras praktiškai praleistas.